už Europos Sąjungą. Ir jeigu ten galvoja kitaip, tai mes spręsim kitaip. Ten gal grįšim prie bankų, prie lito, ne, reiškia, dar bus klausimų. Jo, nes aš tiesiog bijau, kad o jeigu negrįšim, tai va, tai čia aš matau, reiškia, kitą, reiškia, ir apie karą stojo grįšim? Grįšim, gerai. Bet ačiū labai, nes jo, tai įtaka ir yra. Ir tai ir ką šiandien matau, reiškia, jau čia arčiau mūsų saugumo klausimų, įtaka milžiniška tam tikrų ne NATO, grįžkim, o tam kai kurių NATO valstybių, tam tikrų grupuočių, vanagų, jeigu nori šio konkrečiu atveju, įtaka mūsų labai konkretiem politikam. Ar tai dėl noro pasirodyti, ar tai kažkas tai šlama, aš nežinau, nelaikiau, reiškia, bet įtaka yra akivaizdi. Ir sprendimai, į kuriuos stumiama yra Lietuvos valstybė, yra akivaizdžiai priešiški mūsų žmonių saugumui. Ir tą aš jums sakau kaip generolas. Yra priešiški. Ir atitinkamai, kada kalbant, ponia Giedrė, apie įtakas, tai kad mūsų šiandien valstybė yra įtakojama, yra akivaizdu ir aišku, bent jau man. Todėl aš ir galvoju, kad šiandien yra tas galimybių langas. Žmonės, matomai, bent kiek aš važinėjau po Lietuvą, susitinku, mato, kokią valdžią turi. Vat aš žiūrėjau jūsų laidą vakar su gydytojais apie neįgaliuosius. Tai palaukit, klausykit, ant ko pinigus darom? Ant ko jūs pinigus darom?